dažnai žmogus pats savo nupiešia arba padaro kalėjimą, ne, toks vidinis kalėjimas, kad pavyzdžiui, mes patys save taip įspaudžiam į rėmus, ne, kad aš negaliu šito padaryti, aš to negaliu, mes lyginam save su kitais, ko tikrai nereikia daryti, nes kiekvienas asmuo yra labai individualus, ne, ir jeigu, pavyzdžiui, aš esu ten gera šokėja, tai nereiškia, kad tu gali būti gera šokėja, ne, bet galbūt tu esi pati geriausia virėja. Tai kiekvienas yra labai skirtingas ir nereikia norėti to, ką turi kitas. Taip, man gali būti, kad man gražu pažiūrėti, bet tai nereiškia, kad aš irgi galiu lygiai tas pats. Ir, pavyzdžiui, dabar yra toks, pasakyčiau, informacinis karas, nes mes matom labai gražius paveiksliukus, ne, socialinė ta visa medija, tai mes matom atseit rezultatus, bet iš tikrųjų, žinokit, toli gražu nėra ta, ką mes matom tenai, ne, nes visi nori būti turtingi, laimingi ir keliauti, ir nedirbti, ne, ir nuostabią figūrą turėti, nuostabius vyrus mylinčius, sėkmingus vaikus ar ten paklusnius, ne, toli gražu tikrai taip nėra. Visi rodo tik tai tą tokį viršelį, o už viršelio slepiasi daug kas. Pavyzdžiui, turiu pažįstamų, kur buvo Holivude, ne? Tai mums atrodo Holivudas yra vau, ten žvaigždės ir nuostabus gyvenimas. Ten tiek yra valkatų, kad jūs net neįsivaizduojat. Tai žmonės, kurie nori prasimušti tą Holivudo pasaulį, ne, į tų visų žvaigždžių. Ir jie aukoja viską, ką turi, išvažiuoja tenai, nakvoja gatvėn, šaligatvėje, ne, ir laukia tos vienintelės rolės, vaidmens filmo, kad jie gautų tam, kad užsidirbti ir išpopuliarėti. Įsivaizduojat, net toks dalykas. Jeigu net pasižiūrė daug sėkmingų tokių žvaigždžių, ne, kur tikrai yra ant pjedestalo, pavyzdžiui, kad jie kilė neaišku iš kur, ne, jie dirbo ten indų plovėjais, kad jų gyvenimas tikrai nebuvo kažkoks iškart vau, rožėm klotas. Ir mes dažnai tą matydami ir norim, pavyzdžiui, kad nieko nedaryta, ne, ir hop, ir gauti viską. Taip tikrai nebūna, net jeigu, pavyzdžiui, jūsų tėvai milijonieriai, ne, jūs gali turėti viską, bet tai nereiškia, kad jūs būsit laimingi. Tai pirmas dalykas - grįžti į save ir lyginti save ne su kitaip, o lyginti save su to, koks aš buvau iš ryto, koks aš buvau vakar, koks aš buvau prieš metus, ne, ir ką aš pakeičiu, ką aš pasiekiau per tą laikotarpį. Lyginkit save tik su savim, nes jūs esat unikalus, jūs esat individualus, ne, ir nėra nei vieno žmogaus panašaus į jūs. Taip, gali būti panašus, bet tikrai toli gražu ne toks kaip jūs, nes Dievas sukūrė nuostabius kūrinius, ne, kiekvienas iš mūsų yra nuostabus kūrinys ir kuris puošia šį pasaulį, kuris tikrai yra reikalingas kažkam. Nenorėkit būti, kad kaip dvynėja, ne, kaip dabar pažiūrėkit į Miss Pasaulis tą konkursą. Tai kai pasižiūri, praktiškai visos vienodos. Veido forma ta pati, lūpos pripūstos vienodai, ne, blakstienos ten, žodžiu, akis visų vienodos nupieštos, ne, tiesiog stovi visos vienodos lėlės. Argi tai yra gražu? Kur unikalumas? Kur, kad aš esu briunetė, aš esu trumpaplaukė, aš esu blondinė, ilgaplaukė, ne? Aš esu su maža krūtinė, nes Dievas man taip davė, ne? Kita yra su didelė krūtinė. Ir tiesiog kiekviena yra nuostabi. Kiekvienas žmogus yra nuostabus toks, koks jisai yra. Nelyginkit save su kitais. Tiesiog nupieškit savo konkretų tikslą, kur jūs norite atsidurti ir eikit tenai. Dėl grožio, dėl sveikatos, dėl finansų, dėl karjeros, dėl vaikų. Dėl kiekvieno dalyko galite savo nupiešti konkretų uždavinį ir eiti tenai. Nelyginkit su kitais. Nes viena, pavyzdžiui, moteris gali kilnoti 100 kilogramų, ne? Ir jai tiesiog jinai gimus, kad kilnot 100, o kita dirbs ir vis tiek 100 nepakels, ne? Tai kiekvienas tikrai yra unikalus ir lyginkit save tik su savim, koks jūs buvot prieš minutę net, ne?
ir tikrai tapsit daug laimingesni ir daug ramesni, o kai jūs būsit ramus ir laimingi, tai jūs daugiau turėsit kūrybiškumo, daugiau unikalumo, ane, ir daugiau tokios savęs realizavimo to, pavyzdžiui, kas tikrai yra jūsų. Tai linkiu tikrai pažinti save ir eit savo keliu, o ne eikvot savo energiją, žiūrint ir svajojant apie tą, ką rodo kiti. Nes mes tikrai nematom, kas yra už viršelio. Lygiai kaip yra ne jūs. Nieks nežinos, koks jūs esat už to viršelio, ką, pavyzdžiui, mes matom, vat, jūsų vaizdą, veidą, kūną, ne, o kas ten slypi. Tai ieškokit savyje ir tobulėkit ir lyginkit save tik su savim.